Sveikas merginos! Šiandieną savo kanale aš norėčiau pakalbėti apie savo 5 mėgstamiausius makiažo šepetėlius. Ir aš makiažo šepetėlius tikriausiai pradėjau pirkti tuo met, kai mano gyvenime atsirado visas YouTube reikalas ir aš pradėjau žiūrėti YouTube video. Ir aš atsimenu tuo met, žiūrint įvairiausius makiažų video, aš įsinorėjau irgi tų visų šepetėlių, pirkti juos įvairiausių spalvų, formų. Tuomet nerūpėjo man nei kokybė, nei kaip aš juos panaudosiu. Svarbiausia buvo turėti kiekvienam šešėlio spalvai atskirą šepetuką. Ir aš manau, kad tikriausiai dauguma mūsų yra šitą etapą perėję. Ir žodžiu, viskas ėmė keistis tuomet, kai aš pradėjau lankyti makiažo kursus pas vieną visažistę. Ir ji tiesiog labai daug dalykų išmokė ir patarimų davė, kaip įmanoma pasidaryti puikų dieninį makiažą visiškai nenaudojant 38 skirtingų šepetėlių. Ir galiausiai aš ėmiau pati pastebėti, kad darydamasi kasdienį makiažą aš vis renkuosi tuos pačius dauguma šepetėlius, o visi kiti likę kaip gulėję stalčiuje, taip ir guli. Taip ir kilo idėja pasidalinti su jumis savo patirtimi, kaip aš naudodama visiškai nedaug makiažo šepetėlių pasidariau savo kasdienį makiažą. Taigi pradėkime nuo makiažo pagrindo ir jam padengti aš naudoju šį plokščią šepetėlį. Tai yra Buffing Brush iš Real Technique. Šį šepetėlį aš jau naudoju 2 metus ir naudoju realiai kiekvieną dieną. Ir nepastebėjau nei kad jis pradėtų šertis, nei kad pradėtų keisti formą ar kažkas panašaus. Tai labai juo džiaugiuosi, labai puikus kokybės ir kainos santykis. Ir mano patarimas kreminiai pudrai ar mineraliniai pudrai, bet kokiam makiažo pagrindui naudoti geriau sintetinio pluošto šepetėlį. Dėl to, kad jis ne tik kad mažiau sugeria produktą į save, bet ir nesukelia tiek daug alergijų kaip natūralus pluoštas ir tinka absoliučiai bet kokios tekstūros produktui, tiek kreminiam, skystai pudrai, tiek putų pavidalo pudrai, tiek mineraliniai pudrai ir taip toliau. Taigi, padengus veidą kreminę pudrą, aš toliau lengvais judesiais padengiu veidą kompaktinę pudrą ir jai padengti aš naudoju taip pat iš Real Technique vadinamą Blush Brush. Ir man jis labai patinka todėl, kad jo galvutė yra itin didelė ir be galo minkšta. Todėl veidą padengti produktui yra labai lengva, nereikia stengtis per daug, jis labai švelnus. Ir šis makiažo šepetėlis puikus tuo, kad jo galvutės galiuku lygiai taip pačiai galima kuo puikiausiai padengti skruostus skaistalais. Taigi šitą šepetėlį galima naudoti kaip 2 funkcijų šepetėlį, taigi nušaunam 2 zuikius vienu šūviu. Padengusi veidą kompaktinę pudrą, aš pereinu prie kontūravimo arba bronzavimo veido ir veidą bronzuoti aš naudoju iš Sephoros jų taip pat Blush Brush. Tai yra kirsta galvute šepetėlis ir mano patarimas į šepetėlį bronzantui nepagailėti investuoti pinigų. Nes aš kiek naudoju įvairiausių šepetėlių, pastebėjau, kad jeigu jo kokybė nėra itin gera, jis ima keisti formą ir jisai pasidaro šiek tiek minkštesnis, nebe toks griežto pjovimo šepetėlis ir dėl to kontūravimas jisai irgi praranda formą. O mes žinom, kad kontūravime yra labai svarbu, turiu išlaikyti taisyklingas linijas. Taigi, nepabijoti investuoti į gerą bronzanto šepetėlį. Ir aš pirkau iš Sephoros, tikrai kaina nebloga, kokybė irgi tikrai šauni. Labai lengvai prisižiūri, tai puikus šepetėlis.
Ir toliau perkime prie antakių ir kaip esu minėjusi savo video, šiuo metu antakiams formuoti aš naudoju Anastasia Beverly Hills pomadą ir jai būtent nusipirkau šį kirstą šepetėlį iš Stilos numeris 10. Kuo man šis šepetėlis labai patinka? Todėl, kad jis yra itin tvirtos formos kirstos ir aš pastebėjau, kad jį ir plaunant nuolatos ir naudojant kasdien, jis visiškai nesuminkštėja ir nekeičia formos. Man tas labai patinka. Dėl to, kad padengti pomadai reikia itin tvirto šepetėlio. Ir šis yra šaunus dėl to, kad, sakau, visiškai neminkštėja ir nekeičia savo formos. Taip pat šis šepetėlis yra puikus tuo, kad jį galima kuo puikiausiai naudoti ir, tarkim, pieštuko sklaidymui ant akies arba netgi skystam akių kontūrui padengti. Tikrai daugiafunkcinis šepetukas. Ir paskutinis mano favoritas iš 5 mano mėgstamiausių šepetėlių, tai būtų vėlgi iš Real Technique šis šešėlių bazinis šepetėlis ir man jis patinka dėl daugelio priežasčių. Visų pirma, kokybė labai šauni, visiškai nesišeria, visiškai nekeičia formos jau daugiau negu 2 metai ir man labai patinka jo pati forma, nes jis šiek tiek yra smailėjantis į viršų, todėl kuo puikiausiai galima naudoti tiek šviesesnį, tiek tamsesnį spalvai į akių kampučius. Taigi aš bazinę spalvą padengiu tiesiog tapšnojimais judesiais paėmusi produkto, o tamsesnę spalvą paimu su pačiu šepetėlio galiuku ir tiesiog, kadangi šepetėlio dydis yra puikus bet kokiai akies formai, labai galima lengvai padengti šešėliai tiek viršutinę akies dalį, tiek apatinę akies dalį. Ir dar prieš darantis akių makiažą, šitą šepetėlį naudoju kaip highlighterio šepetėlį. Tai irgi čia vienas iš mano triukų, kad nereikėtų, tarkim, kelionėse imti daugiau šepetėlių. Tai tiesiog šepetėlį padažau į highlighterio spalvą ir sukamaisiais judesiais padengiu visą highlighterį man reikalingose veido vietose. Ir man labai patinka šis šepetėlis todėl, kad jis paima visiškai nedaug produkto ir jūs niekada jo nepadauginsite dėdamas, tarkim, highlighterį arba šešėlius. Ir štai kaip puikiai aš naudodama tik 5 makiažo šepetėlius pasidarau kiekvieną dieną makiažą be jokių problemų. Ir tiesiog tam, kad makiažo bet kokie šepetėliai laikytųsi ilgai ir galėčiau aš juos naudoti ne 1 metus, aš stengiuosi juos labai kruopščiai prižiūrėti. Tai visų pirma, keičiant produktą, tarkim, kaip ir minėjau, jo galima bet kurį šepetėlį, tarkim, naudoti tiek kreminiai pudrai, tiek skaistalam, arba tiek kompaktiniai pudrai, tiek skaistalam. Stengiuosi produkto, prieš tai buvusį produktą nuvalyti į paprastą popierinę servetėlę. Ir po kiekvieno makiažo stengiuosi dezinfekuoti savo šepetėlius ir tiesiog apipurškus juos dezinfekciniu skysčiu arba jeigu turit makiažo šepetėlių valiklių, tiesiog nuvalyti visą produktą naudotą makiažą darantys į servetėlę ir to kasdienai užtenka. Ir aišku, kiekvieną savaitę jau tenai kaip ir priklauso, įvairiausios vyksta grožio procedūros šepetėliam ir aš juos plaunu pilnai su šampūnu, o kiekvieną dieną dezinfekuoju kiekvieną šepetėlį po kiekvieno naudojimo. Ir tokiu būdu jie išsilaiko ilgiau ir produktą galima labai lengvai pašalinti ir jį naudoti kitam produktui, tą šepetėlį. Ir plus vis tiek kažkaip, kai galvoji, jog dedi šepetėlį su produktu ant veido, tai labai norisi, kad visur vyrautų švara ir kad jie nedulkėtų stalčiuose, todėl čia labai natūralus tas patarimas, labai gerai prižiūrėti. Taigi tiek, tokie mano mėgstamiausi 5 makiažo šepetėliai ir tiesiog noriu pridurti, kad neprofesionaliam naudojimui tikrai užtenka nedidelio kiekio šepetėlių ir pinigus geriau tikriausiai investuoti ne į 37 skirtingų formų šepetėlius, o į kažką galbūt į
įdomesnio, tarkim, kvepalus ar lūpų dažus, bet čia jau mano asmeniniai nukreipimai. Tai žodžiu, labai tikiuosi, kad patiko, nes man dalinti savo patirtimi ir patarimais labai patinka su jumis. Tai, žodžiu, būkite laimingos ir sveikos ir gražios. Iki. Hold your breath, 'cause in a matter of time I can promise you love.